Labas, smagu, kad užsukai. Čia sužinosi pagrindinės savo teisės ir atsakomybės. Jas pristatysime mes, vaikai. Ir mes, vaiko teisių gynėjai. Žinok, kad teisės ir pareigos yra neatsiejamos. O jei kils klausimų, ar jausi, kad tavo teisės yra pažeidžiamos, skambink numeriu 8800 10 800, padėsime. O dabar dėmesio, vaiko konstitucija. 1989 metais, lapkričio 20 dieną, Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje priimta Vaiko teisių konvencija. Tai pagrindinis dokumentas, kurio remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę. Tikimės, kad ši konstitucija prisidės prie to, kad tu galėtum džiaugtis savo vaikystę, augtum sveikas, laimingas ir atsakingas. Kiekvienas vaikas turi teisę į vardą ir pilietybę. Todėl gerbkime visų vaikų vardus ir priimkime į savo būrį kitokius nei mes. Niekas neturi teisės tavęs vertinti pagal odos spalvą, lytį, tikėjimą, tautybę, sveikatą ar turtą. Gerbkime kitų žmonių kalbą, kilmę ir kultūrą. Kiekvienas vaikas turi teisę į gydymą. Bet mes kiekvienas turime saugoti savo sveikatą ir rūpintis higieną. Kiekvienas vaikas turi teisę į vaikystę. Tačiau laikytis susitarimų ir tinkamo elgesio taisyklių taip pat labai svarbu. Visi vaikai turi teisę mokytis. Pasinaudokime ją, vystykime savo gabumus ir mėgaukimės atradimais. Vaikai turi teisę į poilsį ir žaidimus. Bet nepamirškime palaikyti tvarkos savo kambaryje. Kiekvienas vaikas turi teisę į savo nuomonę ir gali ją laisvai reikšti. Bet gerbkime ir kitų nuomonę, leiskime jiems pasisakyti ir pabandykime juos suprasti. Tu turi teisę į asmeninį gyvenimą. Susilaikytume nuo noro skaityti svetimus laiškus, žinutes ar dienoraščius. Tu turi teisę gyventi kartu su tėvais, o jei negyveni kartu, bendrauti su jais. Bendraukime su savo šeima laisvai ir nuoširdžiai. Jei turi negalią, turi teisę, ypatingą priežiūrą, auklėjimą ir mokymą. Tikėkite, kad negalia nekliūtis. Tu turi teisę būti apsaugotas nuo tabako, alkoholio ir narkotikų. Būkime tvirti. Pasakykime ne tiems, kurie ją siūlo. Vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo sunkaus darbo, pavojingo jo sveikatai ir trukdančio mokytis. Saugokime save, tačiau padėkime tėvams, seneliams ir kitiems suaugusiems atlikti namų ruošos darbus. Tu turi teisę būti apsaugotas nuo smurto. Būkime draugiški, saugokime save ir kitus vaikus. Niekas neturi teisės tavęs pagrobti, parduoti ar padovanoti. Būkime atsargus. Praneškime mumis besirūpinantiems suaugusiems, kur ir su kuo esame, bei kada grįšime. Kiekvienas vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo seksualinio smurto. Išdrįskime papasakoti savo paslaptį suaugusiajam, kuriuo pasitikime. Tu turi teisę kreiptis pagalbos. Pasidalykime savo sunkumais su patikimais žmonėmis. Šaunu, kad rūpinėsi savo teisėmis ir atsakomybėmis. Laikykis jų, o jei bus sunku, žinok, kad vaiko teisių gynėjai visada yra pasiryžę atskubėti į pagalbą. Iki.